Labadiena, gerbiami kanalo žiūrovai. Su jumis laida Pašnekesiai su Adu Jakubausku. Prašau prenumeruoti mūsų kanalą, dėti patiktukus ir dalintis grupėse. Šiandieną pas mus svečiuose filosofas Kristencijus Stoškus. Labadiena, gerbiamas Kristencijau. Labadiena. Ačiū labai už įžvalgas, kuriomis jūs pasidalinote pirmoje laidoje, kurioje kalbėjome apie dainų švenčių prasme. Iš tiesų labai svarbu, kad tie renginiai vyktų ir ateityje. Šiandien aš kiek kitaip norėčiau pasišnekėti šitoje laidoje, kiek kitas temas paliesti. Taigi, pirmas klausimas, kurį aš norėčiau paliesti, tai Seime vyksta tam tikros batalijos dėl 2030 metų paskelbimo mūsų iškilaus poeto Justino Marcinkevičiaus metais. Sunku pervertinti Justino Marcinkevičiaus reikšmę Lietuvos modernioje literatūroje ir aplamai turbūt ir ne tik literatūroje, bet ir politikoje. Justinas Marcinkevičius parašė preambulę Lietuvos konstitucijai. Ir Seimo nariai Robertas Šarknickas ir Stasys Tumėnas yra įregistravę siūlymą, kad 2030 metus, tai yra švenčiant šimtmetį poeto, paskelbti Justino Marcinkevičiaus metais, bet yra tam tikros trintys ir aš nelabai suprantu, kodėl. Sakykime, anot Roberto Šarknicko, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas laisvietis Artūras Žukauskas, profesorius, buvęs rektorius Vilniaus universiteto, diplomatiškai prašė atsiimti teikimą. Man nesuprantama visiškai. Jūs tokį sunkų klausimą uždavėt, kad aš irgi norėčiau atsakyti to pačiu, kaip ir jūs nesuprantu. Kaip gali universiteto rektorius? Buvęs, taip. Nu, tas nekeičia padėtis buvęs. Siek, daug metų rektoriavęs. Matyt, kažkokie ten povandeniniai akmenys yra, kurių aš nežinau. Bet akivaizdu, kad jis Marcinkevičiaus irgi nesupranta. Jis negalėtų nedrįsęs būti pasakyti šitaip. Nes juk prasidėjo didelis batalijos, nenupelnytas, gal laimingas Marcinkevičius, kad numirė, jis neišlaikytų šitokių išbandymų. Tada jam buvo sunku paskutiniai metai, kai šaukėsi pagalbos, bet niekas manęs neatsiliepė, pavyzdžiui. Net tada buvo aišku žmonės, tas kaltininkai buvo vienas, viskas buvo labai kaip ant delno. O dabar tiek susiskaldė nuomonės, kad negali žinoti, iš kur išplaukia tie keisti pasipriešinimo būdai. Nu, iš tikrųjų, tai gražiausias būtų atvejis, jubiliejus. Ir Marcinkevičius jubiliejus, ir šventė šitą šimtmetis. Ir apskritai lyg toks vėl bruzdėjimas visuomenėje yra sisteminės tas partijas šiek tiek išstumti ir žmonėms susitelkti tie, kurie valdžią visą laiką matė iš šalies ir kad jie galėtų išbandyti savo jėgas. Tai tokiom sąlygom iš tikrųjų, nu tai dar papildomas vienas būdas to proceso, kurį galima vadinti netyčiniu kiršinimu. Aš nesakau, kad gal tyčinis, turbūt netyčiniu kiršinimu. Bet turbūt, kad jis gal nepasako tų pagrindinių dirigentų, o aš manau, kad tie dirigentai yra savo partijų gynėjai. Tai čia tik spėliojimai mano, aš nieko negaliu pasakyti, yra keista, nenormalu. Marcinkevičius yra virš partijų, virš politikos, tai yra tautos. Tas yra, o jį nori kaip tik įsprausti į partiją, nori įsprausti į tą buvusią ideologiją. Jie net neskė, nori ištrinti, yra žmonių gėda klausytis. Panelės tokios yra, ministrė pabuvusi pusę metų ir bando daryti politiką ir dar įtakoja mūsų pagrindinė žiniasklaida. Tai skaudus nesusipratimai yra. Tai dabar dabar dėl to paminklo pradėjo lyg šnekas, kad paminklą reikia pastatyti. Rašytojai imasi iniciatyvos, iki galo ir jie negali. Kodėl negali? Net Rašytojų sąjungai vadinasi irgi yra nuomonės suskilusios. Kodėl? Nu ten irgi žinomi dalykai, juk kai kurie žmonės savo ideologiją kūrė prisiminimais.
kokie santykiai buvo pokario metais, daug kam tas turi reikšmės. Vienos partijos tos su partizanais, maždaug su tremtiniais tu eini, ar tu eini prieš juos. Tai kadangi aš tą laikotarpį savo kailį išgyvenęs, esu supratęs, kas yra stribukai, ką jie daro, ko jie užsiima, tai ta stribukų ideologija tokia prasiveržia. O ją tiesiai pasakyti nenori, nedrįsta. Bet jinai prasiveržia jų palikuonio atėjimų į politiką, kas baisiausiai. Taip, ir jie atėję į politiką, matyti irgi daro sprendimus. Tai jiem pasakyti kažkaip, kai jie yra tos tradicijos saugoti, jie to negali. Galų gale juk čia jau nepaslaptis, net nesmagu šnekėti, juk KGB, jūs dirbote gerai, žinote. KGB išsaugoti taip darbuotojai, tai jie neišnyko, nei iš Seimo, nei iš tų įstaigų. Tai ką visas šitas našta neslėgtų, apsisprendimų. Ir kaip tik ir sujaukia, kadangi tie nenori, tie, kurie nenori, jie nepasako, o tie, kurie gali pasakyti, tie nenori gadinti santykių partinių su saviškiai, su savo, kad ir su tais vadinamais konservatoriais, kurie su konservatoriai neturi ką bendro. Tai vadinasi konformizmas, nežmoniškas vėl konformizmas, net kartais primena tarybinius, net kartais susišerzinimo aš neiškentęs, sakau, čia kaip Putino maždaug. Tai nerimta tokia kalba, kaip į tokią perėna, bet tai tas yra ten išsaugota tradicija, kuri buvo. Bet atsiranda tokia niekinimo tradicija, nemenkinimo, cancel, taip vadinama angliškai, cancel culture. Ir tai sunkiai suprantama, kodėl tas šviesiausius žmonės norima ištrinti, niveliuoti, užtušuoti, kad jų nebūtų žmonių atmintyje. Čia į rankas paima ta dioniziška kultūra arba ta popsinė kultūra, vadinkime šitą. Ta popsinė kultūra, juk visada lengvai ją kaitaliuoti, manipuliuoti, ji visa tokia šliaužianti yra, kurioje viskas yra ir nieko nėra. Tokia, bet kurioje vietoje gali atkalti. Ar gali sugalvoti, kokią Seimas naują sugalvos versiją, kokį nors keistą siūlymą. Nematai, kad turi kokius nors principus. Visa Seimas kaip institucija. Juk jeigu iš tikrųjų apie 20% tik pasitikėjimas Seimo, o dabar gal dar ir mažesnis. Turbūt mažesnis. Taip, tai turėtų būti autoritetas vis dėlto. Teisingumo tai yra bokštas, svarbesnės institucijos neturime. Net Konstitucijos teismas juk irgi yra jos įrankis, jis nieko nereiškia be Seimo. Tai jeigu Seime nėra išsaugotas tas elementari ta, kaip mes sakydavę sovietiniais laikais, inteligencija. Mūsų tai buvo atramos taškas inteligentas, tas prieškarinis inteligentas. Universitete buvo išlikusių keletą tokių žmonių ir visada žiūrėdavai, kaip jie reaguoja. Pavyzdys visiems studentams mūsų laikais. Šiaip tai visur čia toks nebrėžtas Jovalas, už tiek kaip stulpai stovi. Nors ir beveik nesikišo į politiką, labai atsargiai šnekėdavo, bet kiaulysis niekada nepadarys. Sunkiausiu metu jie žinojo, kad šitas žmogus tyliai, vadinasi, jis protestuoja. Tai tos pamokos į bendravimą mūsų buvo išlikusios gana akivaizdžios. O dabar kuo pasitikėti? Čia kivirčiai, sakysime, yra tose burbulėliuose, kurios, kad ir tose Facebook'ose, kivirčiai kaimynų, tarp kaimynų. Ir šeimos suskilusios yra pagal partijas. Tai yra baisiausiai, kai šeimoje vyksta, taip sakant, nesutarimai dėl šitų dalykų. Tai va čia tokiam tam individualizuotam į kraštutinumą. Susiskaldžiusio, ir sakykime dabar tiesiai, aš tokiu atveju sakau, susvetimėjusi. Kai kas, kam nepatinka tas terminas, bet jis ne Markso išrastas, nors ir kad Markso būtų išrastas terminas geras. Tas individualizmas pasiekia tokį laipsnį, kada žmonės gyvena kiekvienas su savim tik tai. Tai ant jo, žinoma, tas kapitalizmas buvo formuojamas, ankstyvasis, tas laukinis.
dabartiniai tai vadinasi kaip tik kompromisų laikai, dabar atsirado socialdemokratai kartu su konservatoriais turėtų eiti, bet dabar ar yra konservatoriai? Nėra. Socialdemokratai, tie, kurie... Tai visiškai kita socialdemokratija negu buvo Antonaitis, negu buvo pačios ištakos. Taip, užuomazgos buvo neblogos iš prieškarinių socialdemokratų. Bet viskas niveliavosi, tai vadinasi, tie žmonės vis tiek kuria savo frontą, saviškių frontą. Draugų, kaip jūs vadinasime. Aš čia terminą vartoju, kurį kažkada ir Lukšienė vartoja, čia mes jau kartu pradėjom jį vartoti. Klanai. Mūsų sistema darosi klaninė sistema. Gerbiamas Kristensiau, bent man susidaro įspūdis, kad dabartinių valdančiųjų dėka Lietuva rusifikuojama sparčiau arba beveik sparčiau negu sovietmečių. Aš stebiuosi, matydamas skaičius, kiek priimama iš Baltarusijos perbėgėlių, iš Rusijos, Vilnius tampa rusiškai kalbančių miestų, kas iš principo labai keista ir nelabai simpatiška, taip sakant, žiūrėti, kaip tas mūsų sostinė, jinai yra rusinama. Labai skaudų, sunku klausimą jūs keliate čia. Jis iš tikrųjų man kažkaip lyg atrodė, kad šiek tiek užteks sveiko proto, kad bus galvojama, nenoriu dabar pasakęs tą šiek tiek ir kritinę mintį, nenoriu visai peikti, kad čia nieko nedarė. Tas sienas buvo nelengva sutvarkyti, tą tvorą užtverti nelengva. O tokiais gūsiais veržėsi čia tie migrantai, jie siunčiami buvo, bet kol susiorientavo, žiūrėkite, vienoj partijoje buvo vidaus reikalų ministras ir Seimo komiteto pirmininkas susikirto dėl to, reikia skelbti nepaprastą padėtį. Buvo toks siūlymas. Į tos padėties maros, kad neįvedė, karinė lyg aplinka, vaizduoja, kad reikia ruoštis karui, bet karinė padėtis neįvesta Lietuvoje. O reikia vis tiek imituoti, kad lyg maždaug veiktų taip, kaip karinė padėtis. Žmonės šit dviprasmiškai padėtyje atsiduria. Tai dėl šitos priežasties matyti ir nebuvo aiškaus apsisprendimo pačios valdžios viršūnėse. Dėl to, kiek priešintis galima prieš tą imigraciją. Visi pajuto jau, žiūrėkite, kad tautų sienų klausimas jau iškėlė klausimas su kaimynėm šalim, juk ir ten jau pasirodo, kadangi migrantai bėga per sienas, juk tai pasakyti, kad čia saugus bus, jeigu aš sieną savo sutvėriau, nieko panašaus, pro kitur prabėga, jeigu nėra sukurta sistemos. Manas Europos Sąjunga turėjo užbėgti už akių, tai tečerizmo ideologija ir tai merkelizmo, gal teisingiau, kurie važiuokite, dabar reikia persiorienti kitą pusę, jiem nedrąsu matyti kaip ir aš net nežinau. Tolbiau, kad tik ten gerai jums žinomi nusikaltimai, juk ten vyksta demonstracijos, protesto tokios formos, palaikyti Putino politiką. Vokietijoje taip, tas truputėlį šiurpina, bet atvykėliams, aš taip įsivaizduoju, turi būti privalu mokėti lietuvių kalbą, žinoti bent konstitucijos pamatus, jeigu jie nori integruotis į šitą visuomenę, bet daromos išlygos nenorima, taip sakant, skubinti. Pradėjo lyg taip kai kurie, bet paskui ėmė taisytis, prasidėjo ta vakarietiška kritika tokia, kai ką perima iš vakarų, kai ko neperima, gali perimti kritiką. Atsiet, kad čia teisės piliečių pažeistos. Net stovyklose uždarų, kur juos dėti reikia, tos, kurios uždarė. Negali laikyti stovyklose. Tai kažkokios taisyklės turėtų būti. Tai jie pradėjo maištauti, paskui pradėjo verštis per sieną, pabėgimai prasidėjo. Tai visas liūdėjo, kad tai neįspręsta problema. Jeigu tu uždaryti tik te moki, tai nėra politikos, tai tą visi padarys. Bet kiek jie, o jeigu jie nori išbėgti, tai mano buvo, aš siūliau taip daryti, sakau, jeigu įbėga ir jie čia nenori Lietuvoje gyventi, tai tegul bėga, prabėga. Tai sako, sugražins Lenkai. Tai kur nors vis tiek gražins, tai ne Lenkai, tai gal vokiečiai gražins. Iš kur dabar gali apsidraust, kai sienų nėra, kur jie gražins ir kur jie perės. Reikėjo susitarimus kažkokius padaryti. Naujoji kontrolė sienų vis tiek turėtų būti sugriežtinta.
karinėm sąlygom negali būti praeinamas kiemas Europos Sąjunga. Bet šito neįvyko, tai ką dabar jūs sakot, paradoksalus dalykas. Aš anksčiau maniau, kad tas rusiškas kalbėjimas daugiau susijęs su tėvų prisiminimais. Kai ten kariuomenė būdavo tarnavę, parvažiavę, jie demonstruodavo, kad jie moka rusiškai, vadinasi, jūs čia dabar kaimiečiai paprasti lietuviškai mekenate, o mes čia jau įmantriai. Toks yra pasipūtimas kažkoks, atseit patyrimo žmogus. Tai tada aiškiai matė, aišku, tie kariuomenė juos yra užkreidė, ypač tie primityvesni žmonės taip lengvai persimdavo tais keiksmažodžiais. Juk pirmiausia, keiksmažodžiai rusiškai užvaldė Lietuvą. Nepriklausomybės metu užvaldė anksčiau nebuvo šitokio. Buvo gėda šitaip. Nors iš Lietuvos tų keiksmažodžių buvo likę, bet tie žmonės nesuprasdavo jų prasmės. Mūsų keiksmažodžiai labai švelnūs, rupūs miltai, pavyzdžiui. Na tai, kažkas tokio. Kad ir rupūžėnų, taigi vis tiek, tai gyvis, tai visi jie buvo tokie gamtiški. Tai iš tikrųjų keistas paradoksas. Išbėgom iš Rusijos, vėl, kad mes kažkaip kultūroje atgaivintume, išsaugotume. Aš čia taip, kai sakau, saugotume ne mes, bet vyksta tie procesai. Tai nėra apsisprendimo, žodžiu, dėl to. Lėtas, vangus toks judėjimas kažkur, inercija, nežmoniška inercija tokia. Sakykite, prašau, dar vis girdisi aidas dėl muziejinių butų likimo Vilniuje. Kalbu apie Vinco Krėvės Mickevičiaus ir Vinco Mykolaičio Putino butų muziejų likimą. Iš pradžių buvo paleista žinia, kad jie bus, kabutėse, padarytas euro remontas jiems, ten bus užsienio kūrėjų rezidencijos, bet paskui savivaldybė bandė sumesti kaltę, neva čia buvo bloga komunikacija, reikėjo ieškoti iešmininko, kuris ten kaltas ir visa kita, bet aiškiai tendencija buvo pasakyta, kad neva tie butai nesulaukia lankytojų, jos reikia uždaryti, eksponatus neaišku, kur išmesti ir visa kita. Bet tai yra vėlgi savo kultūros menkinimas ir niekinimas. Ką čia šnekėjai, čia yra vis tiek tai mūsų kultūros švyturiai tokie, žinomi rašytojai jau prieš karą. Putinas tai ypač man dėl Putino, kadangi aš tam fondui vadovavau ilgokai, prisirišau prie to muziejaus. Man tai labai skaudus buvo šitas dalykas. Apačioje Krėvės muziejus. Ir visi tie bendramžiai, beveik bendradarbiai. Tai prieš kurį laikotarpį tai yra iš tikrųjų buvo įtakingi žmonės. Paskui politika ta, kiek Krėvė jau įtraukė į įsivaizdavimą, kad galima ką nors pakeisti. Bet išsaugojo jis padorus žmogus ir turėjo išsprukti. Jis padorus žmogus išliko. Taip. Tai dabar iš tikrųjų šitas susidorojimas gali motyvuoti, kad čia pigiau būtų jam buvę. Savivaldybę reikia čia išlaikyti per brangu. Motyvuoti galima bet kaip, bet aiškiai čia įsukinėjimas yra, bet kultūra suinteresuotų žmonių savivaldybė tikrai nebalsas, ne jų balsas. Aš stebiuosi labai, kad jį įsitraukia net kai kurie kultūros žmonės, tie, kurie su savivaldybė tik koja įkišė yra. Tai... O kiek čia gali kultūros ministerija turėti savo žodį paskutinį šitame visame veiksme? Čia suprantama, savivaldybės kultūros skyrius tos dalykus rezgia, bet tai yra nacionalinių klausimų, taip sakant, nacionalinis klausimas. Man apie tą šnekėti beveik sunkiausia dabar priejau prie to, kurį aš... Kažkas pasakė, kad galbūt kultūrai teks kovoti su kultūros ministerija, čia būtų tikrai, akibrokštas. Tai aš tą drįstu pasakyti. Nes aš rašiau recenzijas kultūros programos, kultūros švietimo programos, kurią patvirtino konservatoriai ir kuriai nesipriešino skirdamas į pareigas nei prezidentas, aš čia jau šitą drąsiai pasakysiu. Jis neparodė stuburo.
O kaip tas kandidatas į ministrus atėjo? Jisaigi žmogus dirbė savivaldybėje, tik ten buvo kultūros skyriai, ten paskui patarėjo kuo. Bet aiškiai buvo labai riboto išsilavinimo žmogus. Man toks įspūdis buvo. Kad jis ateidavas į ministerijas, diskusijas aš klausiau, perskaičiau jo kelis kartus. Į tą diskusiją klausiau, kai jis aiškino motyvus, kodėl jis eina į politiką. Tai jis aiškina, kad aš, kadangi atseit jau tokio darbo nedirbęs, tai aš būsiu moderatorius. Aš einu moderatoriaus funkciją. O ką reiškia, tai išklausysime nuomonės, o paskui nuspręsim. Ar jis supranta, ką jis pasakęs? Jeigu moderatorius, tai vadinasi, ne tu nuspręsi. Taip. Nuspręs tie, kurie nuomonės reikš, kuris daugiau reiks, arba garsiau, arba argumentų turės, nesvarbu kaip. O jeigu tu moderatorius, vadinasi, sprendimą apskritai negali priimti. Tai vadinasi, tu taip pažiūrėsi tada į ūgį, į ką, į svorį, į situaciją, į padėtį ir pasirašysi, aš moderavau. Tai aiškiai buvo jau, ir pas pirmieji žingsniai paskui Rutaikais. Jis neturėjo jokios pagarbos kultūros vertybėms, istoriniam kultūros vertybėms. Ne jos apsaugai, o nugriovimus. Nugriovimus labai lengvai palaikė visus, kiek čia jų yra. Griaut. Ne jis pradėjo, žinoma. Žinokit, prieš jūs mes kalbėjome su Juozu Valiušaičiu, fotografu. Jisai man rodė kai kurios dokumentus, kurios savivaldybė priėmė. Ir iš pradžių aš nenorėjau tikėti, kad yra sumanyta naikinti kai kurios kultūros židinius. Iš tiesų tai pasirodė, kad tas po truputėlį vyksta, tempiama iš kažkur iš paskverno ir bandoma tą padaryti. Aš labai džiaugiuosi, kad visuomenė neliko abejinga. Praktiškai visuomenė, kada pasakė savo tvirtą poziciją, šitas klausimas kažkaip jisai nugrimzdo. Jo nėra, kaip minėjau, kažkas pasakė, kad komunikacija buvo bloga, mes ne tą norėjom, čia ne taip iškomunikuota buvo, bet iš pradžių pirminė žinia, suprask, ir buvo teisinga žinia, kad mes norime uždaryti, tai jie neneša jokio pelno. Bet aš neįsivaizduoju, kaip kokioje Vokietijoje ar kokioje, nežinau, ten Suomijoje ir kur savo nacionaliniai klasikų muziejai, kurie neneša pelno, kad jie būtų uždaryti. Man tai net ir pagalvoja paprasčiausiai. Teisingai jūs. Tai yra garbės reikalas turėti tos muziejus. Tai rodos, sunaikinti jau gali viską, iš kultūros išbraukti, bet kurią dieną gali, jeigu jau užeina šumas. Tai čia tokiai padėti labai jam lengva tada teisintis. Tai čia ne jis sugalvojo, kas nors iš politikų pasakė ir jis vykdo. Nes atsakomybės jokiosios už tai nesiima. Tai yra pavojinga situacija, žinoma. Bet tai visada tokiais atvejais laukia, gal ateis kiti tada gal. O iš jo atžvilgiu manos, kad nesiseka kultūros politikai visą laiką. Čia jau aš turiu jau ištisą teoriją paaiškinti, kodėl taip yra. Gerbiamas Kristijansau, neseniai minėjome Birželio sukilimo metines ir prieš tai Birželio 21 dieną buvo pakabinta lenta Kaziui Škirpai atminti ant buvusių KGB rūmų. Tiesa, negavus leidimo, bet tai nekeičia situacijos. Lenta buvo pakabinta ir taip brutaliai jos sudaužyti nebuvo galima, kai buvo padaryta beje Birželio 23 dieną, nusukiota, nukabinta, kada buvo minimas pats Birželio sukilimas. Ir čia gal perfrazuočiau aš Dalių Stanciką, kuris yra parašęs knygą veikalą Kūjų per Lietuvos istoriją. Vat vėl užsimota kūjų per Lietuvos istoriją. Tai aš dvejopą informaciją išgirdau, vieni sakė, kad nuėmė, o kiti sakė, kad sudaužė, taip pat kaip ir pirmą kartą. Tai nežinia kaip, bet ne, jinai buvo sugadinta, čia jau nereikšmiškai, jinai perskirta į dvi dalis. Tai vadinasi, jau jos nepakabinsi, aišku, tokio. Tai kiti sako, kad nišą reikia kokią, vis tiek bus atsėtis padaryti. Gerai, kad žmonės susispyrė, bet tai amžinas karas su valdžia. Tai ar normalu pasaulyje gyventi? Bet Kaune mes turim 30 metų Kazio Škirpos gatvę. Vilniuje buvo Kazio Škirpos alėja, panaikinta, užkabinta lenta atminti jam. Tai taip, kadangi. Irgi panaikinta. Beje, 19 metų sausio 1 dieną Kazys Škirpa kaip savanoris numeris 1 su savanoriais pakabino vėliavą Gedimino pilies bokšte, signalizuodamas, kad Vilnius bus Lietuvos sostinė.
O kaltinimai, nedar paradoksaliau kaltinimai jam daromi tuo metu, kad jis atseit ten dėl genocido to prisidėjęs, dėl tada, kada jis buvo iš viso Lietuvoje negyvenęs. Jisai tuo metu buvo vidaus namų arešte, sėdėjo Vokietijoje. Tai čia labai keistas šitokio kaltinimas. cinizmo jau ribų nėra. Yra tokios draudžiamos temos, yra draudžiamos pavardės. Tai iš tikrųjų sovietmetį primena. Ir jis čia be abejo neužkratas jų yra, bet tiesiog situacija taip susiklosto, kad neįmanoma protingo sprendimo padaryti. Protingą sprendimą labai žmogus daug ko rizikuoja. Suvelta viskas, o jie diktuoja, turi komunikacijos kanalus, jie viską gali. Labai mitologiniai tokie dalykai labai stipriai veikia. Reikia įvertinti, kad tai buvo labai sudėtingas laikmetis pirmiausia. Tai be abejo. Ir labai lengva šnekėti iš šios dienos pozicijų žiūrint, bet kada reikėjo priimti sprendimus tada ir kada sovietai 40 metais atėję pradėjo raudonąjį terorą ir pradėjo žmonės dingti, sodinti kalėjimus, atskirti nuo šeimų ir paskui pirmosios tremtys, tai visiškai kita situacija buvo negu dabar iš dabartinio taško žiūrint. Žinoma, Ambrazevičiaus vyriausybė, šitas lapas, iš tikrųjų buvo irgi draudžiama tema juk. Tai vat apie tai reikia kalbėti, reikia galbūt diskutuoti apie tai, bet nesusidarius, taip sakant, mitologizacijos pagrindų, susidaryti herojus ir antiherojus arba kažkokius demonizuotus veikėjus, kurie nekintami neva, jų padėtis nekintama istorijoje. Nu, taip negali būti. Popsinis mąstymas šitas yra. Tai yra popsinis mąstymas. Arba mes kitaip negalvojame. Vadinasi, priešas arba draugas. O jeigu ne draugas, tai priešas. Nes aš būčiau linkęs permastyti Kazio Škirpos biografiją, jo nuopelnus Lietuvai ir galų gale jo palikimą epistoliarinį laiškus pasižiūrėti, kaip ką jisai rašė tuo metu. Tas labai buvo svarbu, kuo žmogus gyveno tuo metu, ką jisai jautė tuo metu. Ir susidaryti pilną įspūdį. Tai Vidmantas Valiušaitis turbūt čia daugiausiai yra dirbę šitą temą. Mes su Vidmantu ruošiamės pasišnekėti apie Kazio Škirpos asmenybę atskirą laidą įrašyti ir tą mes padarysime. Juda būdu jau čia geriausi žinovai būsite tokiam pokalbį. Ir tai, mat, kad prastai, kad istorikai irgi parsiduoda. Jie turėtų būti nešališkesni. Jeigu jau jie tarpusavį susikerta taip pat aštriai, tai irgi ideologizuoti žmonės. Taip pat jis pasidavė tai paprastai susipriešinimo madai. Tai reikėtų, kad jie šiek tiek atstatytų istoriko autoritetą ir pasakytų, jeigu ir nežinome, negalime įspręsti, tai svarstykime, sakysime, įpareigokime, pavyzdžiui, iki tam tikro laiko, kad būtų tokie sprendimai padaryti istorikų, pirmiausia, gal specialistų, tokie kaip jūs arba Valiušaitis. Ir kartu tie žmonės galėtų, vis tiek tie jūsų autoritetai dabar trypiami irgi taip pat yra. Sujaukti viską, sunaikinti labai šitai mūsų sistemai labai nesunku. Porą pasikvietė po ten žurnalistėlių kokių pasamdytų ir jie gali per keletą dienų į šuns dienas žmonės sumalti. Nors žino, kad tai turbūt neteisybė, bet vis tiek kai kala ir paskui atsiranda tikėjimas tuo, kas dažnai kartoja. Tai gerbiamas Kristencijau, aš padėkoti norėčiau Jums už pokalbį. Gerbiami žiūrovai, kviečiu žiūrėti kitas laidas, kurias vedu aš, Adas Jakubauskas, iki kitų susitikimų. Ačiū, gerbiamas Kristencijau. Ačiū Jums, kad tokias mes ten pirmą tą dalį taip šiltai kalbėjome apie mūsų gimtąją Lietuvą, o čia dabar teko mums pasakyti ir skaudžius dalykus. Bet toks jau yra. Bet toks yra gyvenimas. Ačiū labai. Ačiū labai. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.